O jau kaip šviečia. Labas vakaras visiems, Tadas vėl eterį. Šiandienos mūsų videko tikslas bus. Žodžiu, mes statysim turniką. Mūsų dabartinis turnikas kliba, žemas, įkalniai pastatytas ir po apačiu dahoja dumblo. Ir mums trūksta čiužinių ir mums trūksta aukščio. Ir šiaip daug visokių niuansų. Statysim, tai bandysim šiandien bus day 1. Šiandien nuvarysim, susirasim normalią vietą, pasižiūrėsim, kur tikrai statysim. Susitvarkysim visą vietą, visą žemę, susigreipsim lapus, nusipjausim krūmelius. Ir paskui žiūrėsim, manau viską pamatysit video eigoj, tad važiuojam. Va, mūsų tokia situacija, mes atvarėm įsimatuot, kokio ilgio mums reikės turniko. Taip, užsirakinu mašiną. Kokio ilgio reikės mums turniko vamzdžio ir kaip mes įsimatuosim be metro. Tai aš sakau, tu turi metrą, jis sakė, neturiu, aš irgi neturiu. Mes metrą pamiršom pasimti. Aš nežinau, šniūrais matuosim, bus pusantro šniūro, į tą šniūrą įsimatuosim. Gal nereikia. Gerai, einam. Alučio, kirpėjas ir gyvenimas geras, gražus. Tai va, žodžiu, mes turime iš karto pasiruošę laužą, kad jeigu šilta, kad šilta būtų. Ir va, mūsų realiai pagrindinis spotas dahuja krūmų. Ir va, mūsų turnikas būsimasis. Galim čia statyti, bet čia biškai bus, čia nepatogiai, tai mes darysim va štai čia. Tai va, reikės mūsų tikslas dabar prasikirsti visus šitus krūmykšnus. Ir va, statysim per vidurį šito turniko, paskui jau žiūrėsim. Kadangi, karočią, čia labai daug krūmų ir panašiai. Pirma atsimatuojam, paskui varom iki partijas pasižiūrėti, kiek kainuoja ir kokio ilgio. Paskui varom iki tavęs arba iki manęs, pasimt kapoklį. Ir tada vėl grįžtam. Čia atsimatavom, reikia maždaug mažiausiai 4 metrų, nes kažkaip viršui dar biškai plačiau, tai maždaug 4-5 metrų. Atsimatavom. Pasižiūrėjom vietą, viską pažiūrėsim ir sužinosim, kaip susitvarkyti. Ir dabar važiuojam pasižiūrėti, kiek visa tai kainuos. Tai atvarėm į senukus žiūrėti vamzdžio. Atėjom, opa, radom vamzdukų. Jau čia tai tikrai per storas. Durnas. Neužkis. Tai kad aš? Ir matai? Ai, nedažo? Ne, nedažo. Aš tau sakau, kad jis karočiai toks juodulys. Įsižiau. Durnas tikau. Kad tokiai siūdai? Šitas tai visai gal ir zebo būtų. Bet viškai storokas iš tikrųjų. Bet nors tipo gal yra zaibys. Tokio? Tokį siūlo. Ne, šiaip gal ir tipo pokai būtų. Daurai už kilogramą? Už kilogramą. Už kilogramą daurai. Drąsiai. Užtenka šito? Jo. Palauk. Arba įmėm savo. Kvadratiniai. Davai, karčiau būsim pirmi turnikis, ten kvadratinios sukiojais. Susižinojom, kad bus 7 su centais už metrą, tai mums reikia 4-5 metrų. Tai manau net 5 galim. Jo. 5 x 7, 3-5. Tai grubiai ten dar su centais, nu realiai taip ir normaliai gaunasi dar. No. Pigiai, iš tikrųjų daug pigiau negu galvojau. Aš maniau, kad 6 eurų kainuos. Gerai, kaip yra, sužinojom kainą. O tai tavo tėvas kada gali paimti? Tai reikia tada jam paskambyti. O tai jeigu mes dabar pirktumėm, mums iš karto tipo galėtume ir pasimti? O tai jeigu nusiperka, tai aišku. Tai gal ir pasimti. O tik kažin tilptų į mašiną, mums 5 metrų reikia. To vamzdžio. Sunkiu padėtis, kad tu prasiveši. 5 metrų neparveši, tai. O tai kaip ką mum tada kurva dviese susikabinus per miestą įnešti reikėtų? O tai su privežimu kažkaip įmanoma? Nu tai paklaus, kaip pas Vytą tenai. Gerai, einam tada. O kas kaip... Ai, rasim tiesiog, su Vytais dar va. Gerai, žodžiu, sumastėm, kad mes tiesiog per miestą eisim ir rankų įnešim. Tai va, atėjom dabar į šitą mūsų vietą. Čia kažkaip stebuklingai viskas dingo, visi krūmai viskas dingo, šakos dingo, visa šita vieta. Ir va mūsų bus spotas, kur saulė šviečia. Čia viską susitvarkėm. Ir va mūsų spotas, kur stovės turnikas. Ir šitą vietą bus daug čiužinių, geras turnikas. Ir bus legendary spotas. Ir mūsų ryžukas Pešo Kancara. Pirma man tų dovanų iš manęs. Pešo ryžukas Kancara. Turim va prisikrovę visokių matrasų, meškinas didysis. Čia matrasų ne vieno, ne. Porą čiužinių, 3 ploni.
ir kažkokią didelį storą pagalvį. Bandysim viską dar sutalpyti. Mini house, karoči. Darba. Mentai sustabdytų, kas būtų klausti čia. Pabėgėlis, kurva. Žiaurus, karoči. Turim daugiau matrasų. Atsidarai duris, vėl viskas prikimšta. Normaliai, karoči. Neužsidaro. Rimtai neužsidaro, palauk. Uždariau. Gerai. Viskas, galim važiuoti. Smaukom. Gerai, tai karoči viską susikrovėm, pasėmėm, susikrovėm viską. Sunkiai važiuosim mašina. Ir šiaip dabar yra po 7 kažkiek, po kiek? Po 7:12. Po 7:12. Po 7:12 mes vežom visokius čiužinius prie turniko, kur dar net nesam pastatę. Žodžiu, taip gavosi, bet nieko, dabar važiuojam, susinešim viską ir dabar važiuojam į įvykio vietą. Kaip pyderas gulėjau, kurva. Truputį konsultacijų. Ai, tona. Nu, žiauri. Vakaras. Ausytas, kaip miegojai? Gerai. Normaliai. Dar šiek jeigu rasi butelį, kurva į katą primižau, niekam nesakyk. Neblogai. Galim visą kempingą pasidaryti. Žmonės palūkė čia kurva, išmetam viską. Va tiesiai už uodegos. Iš rotą. Ir va taip, lengvai įsitraukė. Krito bičias. Gerai, viskas varom nešt, karočią, viską nešam. Ryžai, blėt, kelkis, einam nešt, ko tu miegi, tas užsiklojęs miega. Kur aš apšį? Kur aš? Laukuos. Laukinis šernas. Pavasario rytą atbėg. Atnešėm viską prie mūsų turniko vietos. Ryžas toks pasilakęs. Tai atsinešim čiužinius, viską atsinešim. Kas minkščiausia prie mūsų legendinės turniko vietos. Turnikas nepastatytas, o mes jau bandom po biškį kažką nešt. Nu tu. Kelkis tu su pista skudurė. Gerai, viskas, varom kitą atsinešti ir varom namo. Jau judam. Aina įsaina. Nu tai kam tu čia numetei? Makelnis. Kažkurią dieną, gal rytoj. Reikia dabar čia. Nes karoči mes susitarim taip, kad čia bus karoči 2 geriausių pasaulio atletų vieta ir vieno Jo, alkoholio. ir vieno, kaip čia, liokajus, kaip čia tau patarnautojo diena. Čiupka dėvina. Viską susivežėm, viską susinešėm, pradžią pasidarėm. Gerai, esmė, viską susinešėm, viską pasidarėm. O dabar mūsų kitas tikslas, lituosim, bandysim turniką užsidėti, jeigu išeis. O per tą laiką eisiu, grįšiu namo, įmesiu postą, gal kažkas čiužinius dovanoja. Nes daugam tikrai nereikalingų tikrai turi ir aš bandysiu įmesti ir jeigu kažkas gausis, tai tada jūs pirmi sužinosit. Tai šiandien būtų tiek ir važiuojam į antrą dieną. Antrą dieną. Vakare įmečiau labai daug postų, gal kas atiduoda čiužinius, nenaudojamus ir taip toliau. Ir sulaukiu, šiandien atsikėlęs pasižiūriu, dahuje komentarų, 20-30 ten skirtingose postuose, ten žiauriai nemažai. Tai parašiau visiems žmonėms, kurie atiduoda. Ir dabar pasiėmu pas brolį, kad bus biškį lengviau kompanijoje. Ir varysim pasiimti čiužinukus. Pasiėmėm vieną čiužinuką, toks nedidelis, bet geras. Geras. Tormeo net, tai man atrodo net nespartuosimės ant jo, o iš karto miegot varysim. Turim pirmą, vežam iškart prie turniko. Jau tai va pasiėmėm čiužinukas, va tokio dydžio čiužinukas. Ir va mūsų turniko legendinė vieta bus. Gerai, susinešėm, viską susivežėm, dar turim varyt. Ir dabar varysim biškiai atsigert, pasimsim atsigert ir varysim toliau ieškoti, žiūrėti, imt. Čia yra vienintelis garsas, kurį bernas nori girdėti. Ir bernai gražiausias garsas. Ir degustacija.
10. Pasižiūrėkit, Hebra, radom tokį turnyką, iš viso pastatytą tobulai. Random, tiesiog atvažiavom, radom turnyką. Gal reikia prasisukti, nemanai? Bet jis aukštas, o tu savo belė, kaip aukštas. Aš pasišokęs, ar pasieksiu. Bandyk, laimė. Kliba jisai, bet šiaip geras, aukštas. Bet jaučiasi, kad kliba. Jisai kliba, tikrai kliba, jaučiasi, kad kliba. Tai va, žodžiu, radom dar vieną čiužinį. Dabar važiuojam 17 kilų nuo Vilkaviškio, nuo mūsų miesto. Tai čia dabar pirmas kelias, kur tolimiausiai važiuojam dėl čiužinių. Tai yra 17 kilų. Gerai, čiužinis. Tu lakų lenta virsta, kurva, žiūrėk ant... Gerai, tai tu man sakyk. Ir futbolas kartais gerai. O šitas lengvas. Dabar važiuojam dar kažkur 15 kilų, kokia 10-15 kilų nuo miesto. Pasimsim dar 3 čiužinius, kažkokią moteriškę atiduoda ir lėksim vėl juos pasidėt. Tai dabar antras toks ilgesnis kelias, kur mums reikia važiuoti. Viskas. Gerai, ačiū tada labai. Viskas, geros dienos. Gimnastinis turnykas. Jo, rimtai. Sakau, gimnastinį turnyką. Bet neklausimas, ar išplištų. Gal ar ne? Tai va, dar turim čiužinių. Kvapelis tikrai seniai jau nuo šitų, net nuo kitų, taip realiai nebuvo tavo kvapo, bet mums nesvarbu. Gerai, karoči, dabar yra be 9-7. Be 9-7, nu ką tu, kurva? Tai ką čia kurvas spaudinėjai? Gal daryt bandžiau, bet nesigavom, ne tą spaudžiau. Gerai, be 9, dabar yra 7. Mes dar varysim 2 čiužinius pasimti ir bus šiandien viskas. Aš tai belekai pavargau. Vežam, pasidedam juos, visus susidėliojam ir bus viskas ir paskui pasižiūrim. Gerai, vieną pasiėmėm, dabar varom kitą pasimti ir bus šiandien viskas. Ko tu čia kurva mėtai? Rugelį pamečiau, kurva. Kuri laiptiniai? Eita? Gerai, žodžiu, 4 laiptiniai. Atvažiavom paskutinio čiužinio. Ir šį kartą bus daugiabutį. Pasimsim paskutinį ir bus viskas. Šiandien paskui varysim, susitvarkysim. Tai 3,8 pabandyk. 3,8 pabandyk. Vidurinius 2. Karva, tai tu.
Negaliu aš. Tualetas savo? Ne, palauk. Nepamenu, palauk. Baitė pilas, kur. Pabelsk, nu. Skambutis į... Peikam. Pabarškino duris, kur va. Įbėgu, pasumė tą bobą, paimė čiužinį. Nu, aš Ir bėgu. Atvažiavom va čiužiniai mūsų. Opa, nemažai, jau bele kaip tamsu. Nors dar tik yra 7:30. Patogu jam čia matau. Bouncina. Bouncina, bičas. Matavai. Kai maži vaikai. Nešu čiužinį ant galvos. Aš nematau, kur einu. Nes aš filmuoju. Ir aš nešu ir aš filmuoju. O jau kaip šviečia. Tai va, ponas Minedas deda čiužiniukus. Dedam pabiškį čiužinius gerus. Šitas čiužinys ant tai geras. Kad karočią, aš matau, jį namo važiuosiu. Dabar žiauriai nais, nemažai mes čia turim. Visą krūvelį. Всё, važiuojam, Jessica. Tai dabar yra po 8-7 mes jau viską apsitvarkėm. Visą dieną nuo 1 pradėjom. Tai man atrodo bus viskas ir varysim namo. Labas rytas. Dabar be 6-8. Aš turiu gale dar vieną čiužinį. Čia vienas, bet tik tai porą kartų sulenktas, labai jau didelis. Tai va, pasiėmiau čiužinį ir važiuojam į šiandieną. O jau aš atrodo taip. Na ką, labas rytukas. Pamiegojau. Be 9:01. Važiuojam pasiimt turniko viršaus. Svarbiausio turniko dalyko. Tai varom parsivešim. Va, pasiėmėm turniką. Čiužiniai dar išsimečiu vieną, nes reikės dar važiuot. Visas čia nusimečiau. Be 4-8 šiandien dieną baigėm. Visus čiužinius susinešėm, viską pasidarėm. Liko tik tai turniką prisiverint, laikiklius liko. Ir patį turniką prisigręžti ir bus viskas. Ir jeigu ką dar nusidažyti. Liko pats tik tai vamzdis. Tai pasižiūrėsim, gal išeis rytoj. Tai va šiandien būtų tiek. Nežinau, kuri diena jau, bet man dabar ne tas galvoj. Žodžiu, gavau raktus, nuo kur gausim elektrą, kad galėtume virint. Radau virintoje, nueinu aš iki miškelio, mes nepasilikę vamzdį buvom turniko. Ateinu, o jo nėra. Ir aš toks, fainai, smagu. Viską radau, virintoje, elektrą, visą laiką susiderinęs. O pačio vamzdžio nėra. Kažkas nunešė mūsų vamzdį,
Tai reikės dabar ką naują pirkti, gal kokį metalo laužą pridavė, gal dar kažką. Nuvarysim, nusipirksim ir bandysim šiandien viską pasidaryti. Gerai, bandom. Nu ką, sveiki jaunuoliai, net nebežinau jau kelintą dieną. 1345 dienos ir dabar randamės ant minus štuką 34. Mūsų turnykas link pabaigos, tai dabar vienas dalykėlis. Esmė šiandienos nuvarysim, dabar pasimsim čiužinius, kur prie seno turniko likę. Nusivešim prie naujo. Ir turime tokius dar pasidėję ant žemės maišus, kur nuo dumblo ir panašiai. Ir mes iš jų galvojam pasidaryti tokius kaip ir banerius, kaip žodžiu, kaip plakatas, kažkas tokio, kur kabės kaip vėliavėlį mūsų. O paskui varysim dar dasitvirtinsim turniką. Vaivėjuota diena, tarp tie maišai. Ir susigrojam viską į mašiną, visus čiužinius. Dabar viską darysim, viską montuosim, pasidarysim ir dasimušim turniką, nes liko viršus prigręžtas, bet žodžiu blogai, tai mes dabar biškį darysim per naujo. Dabar parodysiu, kaip aš užsilipu visas žemas. Na ir mūsų turnikas pagaliau baigtas. Tai mūsų turnikėlis yra, pasidarėm va kopėtėlių, daug čiužinių. Viskas žiauriai nice, kopėtėlis, turnikas, plakatas mums ant motyvacijos. Pasėmėm pučiaburėką, Deivis, ryžukas. Pasėmėm, pavalgom ir varom taškyti. The cold nights just don't feel the same. Oh, back my life inside a car, hit the button, drive real far, but that record only died. I'm dreaming of you, I dream of a new day. Yes! Karalius! Davai, seni. Jau kai tavo statika pradeda daryti dinamikos dieną, tai jau žinai, kad čia galas.
kojom šaką. Aina nafu jau kaip arti. Ne žmogus, tu ne žmogus, seniai. Iš viso mes per visą statymo procesą išnaudojom net nežinau kiek pinigų. Tai nežinau, irgi nemažas tikrai projektas, bet tikrai labai buvo smagu. Dabar yra kovo 25 diena. Nežinau, kiek mes čia laiko užtrukom, jau aš pasimetęs tarp dienų. Bet tikrai buvo labai faina statyti, buvo faina dėl kažko stengtis, turėti kažkokį tikslą, nu ir galų gale tą tikslą vis tiek įvykdėm ir dabar sportuosim, dominuosim, nepasiduosim. Jeigu pažiūrėjai šį video iki galo, būtinai nepamiršk paspausti laiką ir būtinai pasubscribink, nes tai man būtų didžiausia motyvacija kurti toliau video. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.